Tai yra iš tikrųjų kurstymas nesantaikos. Pavyzdį ir skirtumą mes puikiai matome, kad kovo 11-osios eitynėse buvo šaukiami nacionalistiniai šūkiai, buvo žeminami žmonės, buvo keikiamas ir panašiai. Tuo tarpu, kai buvo homoseksualių žmonių, už homoseksualių žmonių teisės eitynės, šitose eitynėse tokių dalykų viduje bent jau eitynių tai tikrai nebuvo. Nebuvo nei žeminami kiti žmonės šalyje. Toks gražulio elgesys susilaukė gėjų atsako, kai jį kalbino žurnalistai. Mes laikėmės įstatymo. Jį vandeniu apliejęs dėl netradicinės orientacijos. Tai tikrai nebuvo nei žeminami kiti žmonės šalyje, nebuvo tyčiojamas.